tiesiai aš į pradžią, kur tu sakai, pys, pohui, kad žmonės miršta, svarbiausia, kad ne tavo giminės, pys. Bet tokia, blėt. Džiugu yra, kad žmonės miršta. Tai aišku, čia prikolas, va, mirė žmogus, va, mirė žmogus, tau pohui, supranti, ne tavo šeima mirė, tau pohui, kas mirė. Kokios priežastys verčia žmonės pasitraukti iš gyvenimą, pasirinkti mirtį? Įvairiomis teorijomis pabrėžiamas skirtingos priežastys. Vieni ieško biologinių ir genetinių veiksnių, kiti psichologinių. Kai patyrima stipri, netikėta trauma arba išgyvenama ilgai besitęsianti traumuojančią situaciją, kurią žmogus vertina kaip neišsprendžiamą problemą. Ir dėl tokio sprendimo kas 40 sekundžių iš gyvenimo pasitraukia vienas žmogus. Mokslininkai teigia, kad savižudybė tai daugiaveiksmis reiškinys ir tik apie vieną aspektą negalima kalbėti. Dažniausiai šį veiksmą nulemia kelios problemos. Tarsi visas jų kalnas. Dažniausiai nurodomas tokios jaunimo savižudybių priežastys. Jaunuolis šeimoje jaučiasi nemylimas, nereikalingas abiem tėvam arba vienam iš jų. Ilgai trunkantis konfliktai tarp tėvų. Per daug griežti ir autokratiški tėvai. Patiria seksualinę prievartą arba fizinį smurtą. Egzaminų baimė, artimo mylimo žmogaus mirtis, draugo ar kito artimo žmogaus savižudybė, tėvų skyrybos, nelaiminga meilė. Dažniausiai nusižudo vyriškos lyties atstovai, nors merginos bando žudytis dažniau. Tokia statistika tik tais dėl to, kad vyrai pasirenka tokios savižudybės būdus, kurie tikrai jos nužudys. Savižudybę galime pavadinti ilgai trunkančių procesų, kuris susidaro iš 3 etapų. Mintis apie savižudybę. Daugelis iš savo patirties žinome, kad mintis apie savižudybę gali mus aplankyti tada, kai mes jaučiamės pavargę. Tačiau emocijoms atslūgus, nuovargiui praėjus, suvokime ir blaiviai galime išspręsti belio kokią problemą. Bet ne visiems žmonėms tai pasiseka ir tada jie pereina prie antro etapo. Ketinimas nusižudyti. Šiame etape žmogus nusprendžia ne tik nusižudyti, bet ir ieško mirties. Savižudybė atrodo jam vienintelis tinkamas sprendimas. Pradedama galvoti apie nusižudymo vietą, metodus, apgalvojamas konkrečios detalės. Ir čia jau prasideda trečias etapas – bandymas nusižudyti. Šis etapas yra trumpas. Jis prasideda apsisprendimu. Žmogus nutarė, kad mirtis jo aplinkybėmis tai pats geriausias sprendinys ir geriausia išeitis, nes kitos jis nemato. Tada gali net pagerėti nuotaiką. Jis pasijunta tarsi išsilaisvinęs. Bet kaipgi išspręsti atsiradusi problemą? Kaip padaryti, kad žmogus nesižudytų? Aš norėčiau duoti porą patarimų žmonėms, kurie yra šalia žmogaus, kuris nusprendė nusižudyti. Artimiems, draugams, bendraamžiams. Niekada nepalikite jo vieno. Nuoširdžiai bendraukite su juo. Bandykite atsargiai su juo kalbėti apie ateitį, optimistiškai. O dabar norėčiau duoti patarimus tiems, kas galvoja apie savižudybę. Iš pradžių atsisėskite ir nusiraminkite. Pagalvokite, ar verta tai daryti, ar aplinkiniams pagerės po jūsų veiksmo. Problema turi kitų sprendimų. Ir jeigu jūs vis dėlto nusprendėte nusižudyti, neradote kitos problemos sprendimo, geriau atidėkite šį veiksmą porom savaičių, o per tą laiką raskite savo kokį nors užsiėmimą, kad pabėgti ir pamiršti apie problemas. Gal jums tai padės, kaip ir man kažkada, kai aš irgi galvojau apie savižudybę ir buvau jau beveik prie trečio etapo. Ir man padėjo draugai, kurie patys to nežinojo. Aš pradėjau daugiau bendrauti su draugais, radau užsiėmimą, dėl kurio man nebuvo paprastai laiko galvoti apie savo problemas. Ir aš kažkaip iš viso apie tą problemą pamiršau. Ir dabar, kai aš prisimenu apie tą savo nuosprendį, kad aš noriu nusižudyti, man pasidaro graudu, nes aš galvoju apie mirtį tik dėl nelaimingos meilės. O dabar, žiūrėjau šį video iki galo,
Prisiminkite, kad yra žmonių, kurie nerado kito problemos sprendimo. Jie nusižudė. Ir dabar jie negali kvėpuoti mūsų oru, matyti savo artimus žmonės ir bendrauti su savo draugais. Ir jų prisiminimų, prašau jūs, kai jūs išjungsite šį video, skirkite savo tylos minutę tiems, kurie daugiau ne su mumis.